sumažino skirtumą iki 9. Be to, Kauno Žalgirio krepšininkai prasižengė 4. kartą šiame ketvirtyje. Montygo Kamingsas. Prieš jį pasiliko Damiras Markota. Ir štai taip, na, nedažnai pasitaikanti situacija. Montygo Kamingsas iššoko ore, tačiau neturėjo galimybės nei mesti į krepšį, nei atmesti kamulio draugams. Tiesiog taip ir nugriuvo su visų kamuliu, taigi apsigina Kauno Žalgirio krepšininkai. Damiras Markota ten sužaidė gynyboje sėkmingai, dabar Vilis Bainumas yra baudžiamas asmeninė pražanga. Na, pusė tik tai darbo padarė Damiras Markota, labai gerai atsidengė, tačiau metimas be abejo turėjo būti kur kas staigesnis ir greitesnis. Vilis Bainumas, vienas iš mažiausių Tel Avivo Maccabi komandoje, 1,83 m, toks yra ūgis, tačiau šis krepšininkas tikrai gali pasiekti varžovų metimus ir iššokti labai aukštai. Pataiko baudos metimo Damiras Markota, kaip ten bebūtų, kaip be pasibaigtų šios rungtynės, jos yra jau rezultatyviausios Markotai šį sezoną Eurolygoje, bent jau kol kas. Ir abu baudos metimus pataikęs Damiras Markota savo sąskaitui turi 4 taškus. Žalgirio gretose Mamudu Džiajus. Atspėja Elijakų sumanimą Damiras Markota. Perimtas kamuolys. Kolinsas, Markota, Šalenga. Jo metimas iš 3 taškų zonos. Pataiko ir Dainius Šalenga. Pirmasis jo taiklus tritaškis. Ir apskritai metimas šios dienos rungtynėse 72-58. Dainius Šalenga be abejo yra Žalgirio rezervas. Jeigu tai būtų tas Šalenga, kuris žaidė Žalgiryje prieš keletą metų, tuomet Žalgiris turėtų 2 lygiaverčius keitimus šioje pozicijoje, ne tik tai Joną Mačiulį, kuriam tenka didžiulis krūvis, tačiau dabar galima įsitikinti, kaip svarbu yra turėti rezervą ant suolo, sėdi ant jo Jonas Mačiulis, Markusas Braunas, Aurelijus Žukauskas, tačiau Žalgiris toliau tęsia savo darbą sėkmingai. Skirtumas šoktelėjo jau iki 14 taškų ir tai ne pabaiga dar ir šios atakos metu. Aleksas Garcia, 4. pražanga jam ir štai prieš ką? Prieš Mamudu Džiają. Šio krepšininko pavardė, jeigu taip jau pagal Senegalo tarmės taisyklės reikėtų tarti Ndjaja, tačiau pats žaidėjas daug metų praleidęs Jungtinėse Amerikos valstijose, sakė, jog reikia jį vadinti Ndjaja, taigi Ndjaja nepataiko abiejų baudos metimų. Ir praleista gera proga dar labiau padidinti persvarą. 72-58. Pusantros minutės iki trečio ketvirčio pabaigos. Terensas Morisas. Derekas Šarpas. Terensui Morisui išprūsta kamuolys. Mamudu Džiajus jį griūdamas dar sugeba numesti savo komandos draugams. Ir štai to rezultatas 4 praktiškai prieš 1. Ir nepataiko Damiras Markota. Antrojų bandymų 2 taškai ir pražanga. Na, kartais būna atveju, kada neverta pataikyti iš pirmo karto ir kaip tik tas atvejis buvo dabar. Damiras Markota trumpina. Aurelijaus Žukausko, galbūt labiau Pauliaus Jankūno minutės aikštelėje. Paulius Jankūnas ruošiasi į ją sugrįžti ir atrodo, kad keičia Damirą Markotą, kuris sužaidė sėkmingiausią savo atkarpą Eurolygoje ir po jo baudos metimo. Žalgirio pranašumas 75-58. Nu, atrodo, stabilizavo situaciją žalgiriečiai. Vilis Bainumas. Ir štai čia. Klaida gynyboje. Neliko nieko šalia Loro Elijachu, kuris krauna kamuolį iš viršaus. Nedaug žaidžia šiandien Loras Elijachu, tačiau kol kas viską daro neblogai, ypatingai puolime. 4. jo taškas ruošiasi grįžti į aikštę Estebanas Batista. Šalenga, gražus jo reidas. Na, tas Šalenga primena labiau tą senąjį krepšininką Kauno Žalgiryje, tą žaidėją, kuris už didelius pinigus išvyko rungtyniauti į Žironą.
Penktasis Dainiaus Šalingos taškas, 77-60. Jau 17 taškų skirtumas ir pražanga Dežuanui Collinsui. Visiškai be reikalo prasižengė Dežuanas Collinsas ir tik tai dabar jis pamatė tablo šviečiantį ketvirtuką, kuris reiškia, jog dabar Vilis Bainumas stos mesti 2 baudos metimų. Tai yra 5-oji pražanga Žalgiriui šiame ketvirtyje vietoj Dežuano Collinso. Aikštelėje Marko Popovičius grįžta į aikštę ir Markusas Braunas. Ir žiūrėdami į šios keitimus galėtumėm sakyti, jog Žalgiryje šiandien žaidžia daugiau krepšininkų ir tai yra svarbus faktorius. Tačiau svarbiausia yra tai, kad nepaisant pakankamai dažnų keitimų ir kartais netgi labai gausių keitimų, kuomet 2-3 krepšininkai iš karto pasikeičia aikštelėje, Rimantas Grigas išsaugo stabilų žaidimą, ypatingai antroje rungtynių pusėje. Na, tiesiog idealiau paskutinės atakos per tas keletą sekundžių surengti buvo neįmanoma. 2 gražūs perdavimai ir Mamudu Džaja krauna kamuolį iš viršaus. 79-62 po 3 kėlinių. Ji supranta tave, ji žino, kas yra tobula ir puikiai išmano savo darbą. Vienintelis prisilietimas ir indai bus idealiai švarūs. Indaplovė Smart Touch iš Blomberg. Jei turėčiau savo barą, įrengčiau tautiškai, lietuviškai, prekiaučiau picom, cepelinais, apsimokėtų, manau, būtų tikrai geras verslas. Kosulys? Pasitelkite į pagalbą ACC. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Sando. Sveikas sprendimas. Tikroji kameros kokybė atsiskleidžia ne tuomet, kai fotografuoji, bet kai žiūri nuotraukas. Pamatyk tai, kas tikra. Beauty. Naujiena iš LG. Pasirodo stipriausi žaidėjai, pradeda efektingą derinuką. Greitas prasiveržimas, puikus perdavimas ir fantastiškas dėjimas. Estrela taikliausia žvaigždė. Taigi rezultatai pagal kėlinius jūsų ekranuose ir matote, koks didžiulis kontrastas trečiajame kėlinyje, per kurį Tel Avivo Maccabi komanda įmetė tik tai 14 taškų. Markusas Braunas po ilgokos pertraukos 3 jo taškai ir Žalgiris priekyje jau 20 taškų skirtumo, 82-62. Žalgirio puolimas beveik nė karto nešlubavo, nė karto šiose rungtynėse ne per vieną kėlinį žalgiriečiai neįmetė mažiau 20 taškų. Trečiajame kėlinyje įmetė ne 31, tačiau viskas prasideda nuo gynybos. Jeigu per pirmąjį kėlinį varžovai įmetė ne 26 taškus, tai per antrąjį tik 18, o per trečiąjį tik tai 14. Ir kada taip ginasi Žalgirio komanda ir puolime viskas gerokai paprasčiau ir lengviau. Dabar nepavyko prasibrauti Pauliui Jankūnui, nepavyksta pasiekti Vilio Bainumo metimo ir Dainiui Šalingai 82-64. Na, aišku, laiko dar beveik visas ketvirtasis kėlinys ir reikia žaisti susikaupus. Tačiau Žalgirio komanda pajuto savo žaidimą. Marko Popovičius iš 3 taškų zonos taiklus ir Marko Popovičiaus antrasis tritaškis 85-64 ir tritaškių statistika jau nebe tokia kontrastinga. Žalgiris vejasi savo varžovus, o pagal kai kuriuos kitus statistinius rodiklius žalgiriečiai jau gerokai pralenkia Maccabi komandą. Pavyzdžiui, kova dėl atšokusių kamuolių 27-18, nors ilgą laiką jį vyko apylygiai. Estebanas Batista nepataiko iš vidutinio nuotolio. Batista yra pelnęs 20 taškų, tačiau 18 iš jų per pirmosius 2 kėlinius. Ir čia kova dėl atšokusių kamuolių. Dar vienas labai iškalbingas rodiklis yra klaidų skaičius. Žalgiris suklydo 5 kartus, Tel Avivo Maccabi komanda 3 kart daugiau. Šalinga iš toli. Šį kartą jo metimas netaiklus. Varžovai muša kamuolį į užribį ir Žalgiris pradės šią ataką iš naujo. Taigi 15 klaidų Maccabi komandos žaidime ir tik 5 kartus suklydo Žalgirio krepšininkai. Na, o komandų pataikymas panašus, tačiau